O papa, jūs pažiūrėkit, kas čia ateina dabar. Kad va toje vietoj kapotas yra įlinkęs. Dar porą namo pasėmiau, tik niekam nesakykit, kolegos, gerai. Nori kūrą varyt kartu? Varom. Užsipilsim kūrą. Taip seniai piliau, kad net voratinkliai užsiveisė. Na, farm truckas, aišku, turi savo minusų, savo pliusų, bet, pliusas jo tikrai yra tas, kad su kūro atžvilgiu, tikrai draugiškas. Na, dabar Tautvydas jau bus patenkintas dėl kūro. Gal tai galim nustatyti, kokia yra jūsų asmenybė. Pagal mane, tai čia bakas yra puspilnis. Pagal Tautvydą čia yra bakas pustuštis. Tai kaip, kolegos, pasakysit jūs, čia bakas yra puspilnis ar pustuštis? Turim padaryti labai daug kilometrų tvorų, tai tveriam, kada tik turim laisvo laiko. Tai ir šioj serijoje patinka, nepatinka jums, bet teks truputėlį pažiūrėti, kaip mes tveriam tvoras. Jeigu jūs instagrameris ir mato tai, ką dabar aš jums rodau, tai manau jūs išprotėsit. Pažiūrėkit Instagramo svajonių vietą. Buvau truputį sustojęs. Taip ramu dabar. Dar porą namo pasėmiau, tik niekam nesakykit, kolegos, gerai. Startą jau padarėm, 100 metrų stulpų susikaliam. Stulpai šį kartą yra 48 skersmens ir yra 3 metrų aukščio. O papa, jūs pažiūrėkit, kas čia ateina dabar pas mane, kas čia ateina. Labai tikiuosi, kad kampu praeis ir aš gausiu tik tai patį kampiuką, bet jeigu ateis visas, tai bus pipėts. Vieną audrą jau atkentėjau, kaip man sekėsi ją atkentėti, žinokit, nenoriu apie tai net kalbėti, nenoriu apie tai nei pasakoti, tai pasiliksiu šitos išgyvenimus savo. Vienu žodžiu, žinokit, buvo reikalų. Vieną kartą žaibas tikrai trenkė labai arti. Nepafilmavau telefoną, net įsijungiau skrydžio režimą dėl viso pikto, susiradau žemiausią vietą, kokia tik tais yra sklype ir toje vietoj prakimarinau. Nes, kaip jūs galvojat, kai yra perkūnį ir žaibuoja, ar yra normalu laikyti rankų į 3 metrų metalinį vamzdį iškėlus, ar nenormalu? Turim štai tokią problemėlę. Sėdom. Ir dabar turim gelbėtoją užtat. Jo, turim didįjį gelbėtoją žvėrį, su kuriuo bandysim visą situaciją išgelbėti. Va. Ir varom gelbėti Lietuvą. Kas labiausiai džiaugiasi, kai grįžtų namo su purvinais ir smirdančiais rūbais? Ogi katiliuzas. Katiliuzui patinka tau mano smirdantis ir purvini rūbai? Patinka, labai gerai tai smardinti rūbeliai. Labas rytas, kolegos, tai vakar po darbų sušalau, seniai tai buvau sušalęs, dar plus vidury vasaros. Tokia jau ta mūsų vasara šiais metais tikriausiai, ne? Tai kadangi vasara tokia, tai reikia prisitaikyti prie naujų sąlygų. Šiandien darbam ruošiamės jau atsakingiau. Šį kartą imsim apatinės kelnes, kalconus, žieminės striukę šausim. Pasimokiau jau po vakar darbų, reikia būtinai ir žieminės kepurės prie komplekto. Tai, kokią vasarą taip ir dirbam. Kai reikia dirbti ir yra užsakymų, kas vis laik atsitinka, visiškai teisingai kažkas sugenda. Tai ir dabar sugedu mūsų poliakalį. Blemba, reikia dirbti, žmonės laukia, užsakymas yra ir sugedu poliakalį, tai ką daryt? Tai labai gerai, kad yra toks dalykas kaip kramo. Kramą išgelbėjau visą mūsų situaciją, tai sunuomosim poliakalę, varom dabar tą ir padarysim. Išbandom kramų kalyklę, pakol kas viskas gerai, veikia puikiai, beje 4-taktis variklis, mūsų tas, kur mes turėjom, tai buvo 2-taktis variklis ir ten reikėdavo kartu tepalą ir kūrą maišyti. Tai yra amerikietiškas, kaip suprantu, variantas ir jis, kainuoja, jeigu pirkt naują, tikrai nemankus pinigus. Šitas yra lengvesnis, tai aišku yra pliusas, nes kai tau reikia kalti 3 metrų ilgius stulpus, turi lipti aukštai, į 3 kg daug ką reiškia, kai reikia 3 metrų stulpus kalti. Yra skirtingi antgaliai, galit kalti, mums šiuo atveju yra 48 skersmens, tai tas antgalis tinka ir 38 ir 48, bet jeigu reikia, dar galite užsidėti ir medžių stulpam kalti, va čia atsisuka varžtai tokie yra 4 ir galbūt jie galite pasikeisti, bet mums to nereikia, taip kad mums viskas puikiausiai tinka. Jeigu mūsų nepavyks sutaisyti, tai toksai variantas, aišku, už ką mes pirksim, tai yra vienas iš svarstytinų, bet aš žiūrėjau šitą aparatą, buvau nusižiūrėjęs jį pirkti, nes, kadangi mūsų sugedęs vis kažką pasivartau, pasižiūriu, ką mes galėtume nusipirkti. Viskas atmatuotas, stulpai sustatyti į savo vietas, dabar belieka tik tai sukalt. Na, o šiandien, kolegos, pietus valgysim štai su tokiu vaizdeliu. Vaizdelis, mūsų stalas ir ką šiandien Tomas turi pietums. O šiandien Tomas pietums turi, ką galvojat, vėl karštus sumuštinius? O, ir ne. Oi,
O tai kur mėsa? Yra. Apačioj mėsa. Valgysim prabangiai antieną. Man kėdė kaip tik yra paruošta valgyti, aš pas mus virtuvė irgi vis laiką tokio kėdėje sėdžiu. Nežinau, kažkodėl man vis laiką visą tokią kėdę duoda, sako, čia tau speciali kėdė specialiems žmonėms. Jaučiuosi ypatingas jo įsidėdamas vis laiką. Na ką, kolegos, kalimo procesas baigtas. Visi stulpai sukalti. O jūs turbūt paklausite, Tomai, o kaip jūs sukalate stulpus? Aha, tau irgi įdomu, kaip mes sukalam stulpus. Dabar galite pažiūrėti, kaip mes sukalam stulpus. Atsitiko tokia situacija, nemaloni situacija. Važiavau savo automobiliu ramiai iš Josvainių iki Kėdainių, sau le. Pakeliai pjovė žolę kelininkai. Visa pakeliai yra užpilta akmenim. Aš, pavyzdžiui, net nesuvokiu, kaip nuo kelių iki pievos gali būti pripilta akmenų. Kai valo sniegą žiemą, tuos akmenis išvaro visus. Ar taip iš viso galima, kad tai būtų, kad pakeliai tie akmenys yra supilti? Nu tai va, vienu žodžiu aš važiuoju, tie kelininkai pjauna pakelę su savo mulčeriu ir tas mulčeris pagavo akmenis ir kaip tik man važiuojant. Tik kai davė, pamačiau, tik tai žinau, kad atleikė, neįsivaizduoju, kiek akmenų, 10 kokie akmenų buvo dydžiai, va toks va buvo pats didžiausias, tikrai nemeluoju. Tai susaksti, parodysiu, kaip atrodo mano stiklas, bet stiklas tai stiklas dar kažkaip dzin, ne taip aš dėl to stiklo ir pergyvenu. Baisiausia yra, kad pats didžiausias akmuo, va tokiu dydžiu, kali tiesiai kapot. Nu tiesiog, mačiau, nieko negalėjau, tiesiog greitai pakylu, žiūriu, krūva akmenų visur, čia iš šono stogą dar pataikė ten kažkur, bet baisiausias tas į kapotą, kai gali. Na, už tai taip atrodo kapotų žala. Tai matot, akmuo pramušė ir dažus, ir cinką, ir ten matosi apačiai netgi metalas. Nu taip, tai gavosi čia gerai, bet tas dar būtų dzin, būtų galima uždažyti. Baisiausias dalykas yra tai, kad kapotas įlink. Jūs čia gal nematot, bet jeigu aš parodysiu kampu, aš manau visi puikiai pamatysit, kad va toje vietoje kapotas yra įlinkęs. Ta problema reikia būtinai kažkaip išspręsti, nes negaliu, vis laik apie tai galvoju naktį, prabundu ir vis laik galvoju, kaip čia baisiai atrodo tas dalykėlis dabar. Nuvarė visus dažus, cinką pramušė, iki metalų nuvarė ir dar sulankstė kapotą. Tai reiškia, ne tai, kad viską numušė, bet dar ir kapotą sulankstė. Nežinau žmonės, nežinau, ką čia dabar daryti. Nufilmavau aš tą kelininkų traktoriuką su žmogum, to sako, nu tai blema, nu tai kaip čia dabar darai. Tai sako, nu tai ką, žinau, ką duoda to pjauna, tai apsaugų, kai nėra pas jos pas tą mulčerį, tas mulčerį pjauna tą žolę, tuos akmenis užkabina ir tiesiog mėtų visus tuos akmenis, kėlė pilnas kelias buvo akmenų. Dabar, kad gal važiavau, tai jau nusišlavė žiūri tos akmenis bent jau visus nuo kelio. Kaip reikėtų tokioje situacijoje reaguoti kasko? Automobilis, aišku, turi kasko. Ar man dabar verta tą kasko kreiptis? Iš jūsų, jeigu aš daug kreipsiuosi kasko, ką aš prarasiu, man pabrangs draudimas, mano frančizė, atrodo, yra 150 €. Kiek tą kapotą kainuos sutvarkyti, tai turbūt, kad nebus įmanoma tiesiog tos vietos tvarkyti. Tai visą kapotą reikės turbūt tvarkyti. Nu, dar galvoju, kolegus, jei kažką žinot, esate susidūrę, tai parašykit, ką geriau daryti. Ar tiesiog susitaikyti ir už savo pinigus bandyti kažką padaryti, į estetinį kokį lyginimą nuvažiuoti, ar visgi registruoti kasko. Beje, traktorių, kaip ir sakiau, nufilmavau tą, kuris tai padarė. Nežinau, ar pamenat, bet vienoje serijoje sakiau, kad turiu paslaptį jums ir galvojau pasakyti ar nepasakyti, tai tą tuomet nepasakiau jos, nes aš tikėjausi, kad iki dabar jau būsiu tą problemą įsisprendęs. Nu kaip ne problema, tiesiog tą dalyką jau atlikęs ir tos paslapties bus nebelikę, bet žinokit, ta paslaptis vis dar yra išlikusi. O paslaptis yra ta, kad pamiršau aną kartą pajungti filtrą. Tai nieko tokio, 2 kartus be filtrų paliejau, bet gal nieko čia baisaus neatsitiks. Aš atsimenat, kai jungiau, sakau, kaip čia yra, kad šlangus pasidarė per trumpus, niekaip nesupratau, sakau, kaip taip yra, kodėl šlangus per trumpus ir tada galvoju, kodėl, pavyzdžiui, va čia tas sujungimas yra. Nes va čia yra vienas sujungimas va iš karto ir po to kažkiek paeini antras. Ir aš atsimenu jungiu ir galvoju, o tai kodėl čia yra 2 sujungimai ir kodėl mano šlanga per trumpa. Net neapsigalvoju, kad šitam tarpe, taigi filtras turi būti pajungtas. Pakelta yra nuo dugno mano įsiurbimas, tai smėlio gal per daug neprigaudė, bet blin pamiršau filtrą pajungti. Medžiagas visos sunaudojom, liko tik tai gale vienintelis dalykas kramo dėžė. Kalimo darbai baigti, kitoj serijų laukia sekantis etapas, bet dabar po gerų darbų reikia ką padaryti? Ogi gerai pailsėti. Gerų joninių visiems, kas švęsit jonom ir janinom. Tai kaip vis laikas savo mėgstamiausiam viešbutėlyje su tokiu balkonėliu ir štai tokiu vaizdu per jį. Tas Tomas, tai aš turiu netgi kiek? 3 tokias pačias raidės kaip ir Jonas. Ar tai reiškia, kad aš ir galiu švęsti joninės? Na bent jau 3/5. Gal galiu? Ar taip? Nu manau, kad galiu, jeigu 3 iš 5 sutampa. Sakė, viskas, ką šaldytuvai yra mūsų ir nemokamai. Tai kaip jūs galvojat, kolegos, ką aš rinksiuos? Tai tiek šiam kartui, kolegos. Susitiksim po savaitės. Iki visiems. Filmavimai baigti, tai dabar galim normaliai.